Aš tai jau realiai po studijų, kurios visiškai yra nesusijęs su verslu ir tiesiog įšokau tą verslą, niekada negalvojau ir neplanavau, kad būsiu verslininkė ar darysiu tą verslą, bet įšokus supratau, kad versle yra taip, tiesiog imi ir darai. Nepasiseka toliau, imi ir darai. Tiesiog yra toks paprastas dalykas, versle viską turi išmokti pats. Nebus mokytojo, kuris ateis ir tave pamokys, kaip tu turi tą daryti. Daug metų tu ne tik valdai šitą verslą kartu su partneriu, bet tu ir dažnai priimdavai klientus. Tai yra, būni prie kasos, priimi žmonės. Tikrai neturėjom iš ko ir kaip tą viską daryti. Kai mes atsidarėm, aš dirbau pati viskuo. Buhalterija, marketingas, valymo paslaugos ir visą kitą mes darėmės patys. Ta prasme, mes neturėjom išteklių iš ko samdyti žmonės. Mums reikėjo išsukti kažkaip šitą idėją, išsukti šitą verslą patiems. Tai yra sportas ir sielai vadinamasis, tai yra joga, kurią aš atradau irgi jau ganėtinai senai prieš kokius 10 metų. Versle buvo daug iššūkių, daug, sakykime, to tokio ganėtinai pakankamai daug streso, daug darbo valandų. Ir po poros metų aš pradėjau ieškoti kažko, kas mane atpalaiduotų ir subalansuotų. Tai aš supratau, kad man buvo taip paprasta viską čia pasidaryti. Dėl tos patirties, kurią aš įgavau versle per tiek metų, man niekas nebeatrodo taip labai sudėtinga. Mano investicija į savo mėgstamą veiklą, į savo, net ne hobį, o svajonę, sakykime, investicija į svajonę. Darom tai, kas mums labai patinka. Ir tas jau pradeda nešti grąžą. Ir tu matai, kad, man jau yra pinigų, susimokėjus nuomos komunalinius ir, sakykime, atsiskaičius su visais kitais dalykais, jau man liko dar pinigų, vadinasi. Aš galiu pasakyti taip, čia kaip įvardinsi. Kai kas sako, kad kai pradedi užsimti tuo, kad tau visata skyrė, viskas ateina iš ten. Galima sakyti taip, traktuoti taip, kad vadinasi tai buvo ta veikla, kurią man reikia užsimti ir vadinasi aš atėjau į savo tikrąjį kelią ir kad tu ateini savo tikrąjį kelią, viskas tiesiog pradeda dėliotis automatiškai. Tau atrodo lyg pati visata tikrai tau numeta visus dalykus. Ir pirmą kartą pasijaučiau iš tikrųjų taip gerai, kad esu mokytoja, nes visą laiką save traktavau kaip verslininkė, turinti kažkokią įmonę, organizuojanti, gal kažkokią administratorę ar kažkokią tokią daugiau, žinai. Ir pirmą kartą aš pasijaučiau iš tikrųjų kaip mokytoja, kuri tikrai moko žmonės, plečia jų žinojimą, apie jogą, apie tai, kas man yra svarbu, apie tai, kas yra iš tikrųjų gera ir tikrai yra, kaip pasakyti, dalykas vertas, kurio dalintis. Ir aš galiu daryti tą visiškai nemokamai, man tikrai nereikia kažkokių, tai yra visiškai tokia, kaip sakykime, mano širdies ta veikla ir kur tu supranti, kad tu esi mokytoja ir tau tas žodis ir jis yra labai stiprus ir energetiškai labai stiprus ir tau nuo jo taip pat kažkaip gera. Labas. Tikiuosi dar nepamečiau skaičiaus ir tai yra 5. savaitgalis iš eilės, kada turiu galimybę sveikinti su jumis. Dėl to labai džiaugiuosi. Praeitą savaitę išėjo laida su Alanu, tai tie, kas nematė, tikrai galite pasižiūrėti čia. Alanas yra sveikesnės gyvensenos treneris, studijos už 7 marių įkūrėjas ir labai energingas žmogus, kuris pasidalino savo patirtimi ne tik apie sportą, bet ir apie idėjų įgyvendinimą, kaip atrasti savo pašaukimą. Tai mano manymu tikrai labai įkvepianti ir įdomi laida. Šiandien jums noriu pristatyti Azija Spa įkūrėją, vieną iš įkūrėjų, Moniką, kuri netaip dažnai dalina interviu, tai dėl to aš labai džiaugiuosi, kad jinai sutiko pasidalinti savo patirtimi. Monika yra įkūrusi jau ne vieną verslą. Vienas iš jos verslų yra mano jau paminėtas Azija Spa salonas, tai yra tailandietiško masažo salonas. Ir antrasis jos verslas visai neseniai įkurtas, tai yra Om studija, jogos bei kitų užsiėmimo studija, kur, matosi, kaip jinai dega šitą idėją ir kai jinai dalinasi savo patirtimi, kaip jai sekėsi įkurti šią studiją, matosi, kaip jos akys dega, dėl to labai įdomu kalbinti tokius žmonės ir manau, kad tikrai yra daug vertingų idėjų, kurių galima pasisemti įgyvendinant savo idėjas. Tai kadangi Monika yra labai aktyvi, užsiima daugybę skirtingų sporto šakų, bėgioja, užsiima jėgos aitvarais, ir kita aktyvia gyvensena, tai su ja kalbėjome ir apie sporto naudą, apie masažų naudą ir žinoma, kadangi yra sukūrus ne vieną verslą, tai kalbėjome apie verslo kūrimo užkulisius. Tai mano manimu tikrai gavosi įdomus ir tikiuosi naudingas pokalbis. O antroje dalyje, kaip įprasta, turime teorinę dalį ir šį kartą Luką kalbinau apie nematomas kalorijas, kurios
dažnai laikantis savo mitybos plano gali pridaryti labai didelių bėdų, nors jų net nepastebime. Todėl terminas nematomos kalorijos. Tai likite su mumis, tikiuosi įsikvėpsite įgyvendinti savo idėjas, o taip pat gausite ir vertingų žinių bei patarimų. Aš, Monika, tau labai noriu padėkoti, kad tu skiri savo laiką ir daliniesi savo patirtimi. Esam nuostabioje studijoje, bet ir pati esi labai aktyvi. Daug sportuoji, bėgioji, užsiimi jėgos aitvarais, bet tuo pačiu ir užsiimi verslu. Su partneriu esate įkūrę Azija Spa ir dabar mes esame Om Yoga. Taip. Galim šiek tiek grįžti į praeitį ir į Azija Spa laikus. Galim. Kaip gimė ta idėja? Tai vis tiek toksai ganėtinai sudėtingas verslas, reikia ir tailandiečių masažistų ir toksai, turbūt ir investicijų daug reikalaujantis. Na tai, iš tikrųjų, šitą idėją gimė jau prieš kokius kiek. Čia dabar metų yra 12 nuo mūsų įkūrimo, tai 12 metų mes esame įsikūrę ir ta idėja, gal sakykime, gimė ne visai mano partneriai. Tiesiog jisai keliavo daug po Aziją. Ir keliaudamas pamatė, kad yra toks dalykas kaip tailandietiški masažai, toks labai nuostabus, puikus dalykas. Ir jisai po truputį tą idėją parvežė į Lietuvą. Tada prisijungiau aš ir mes įkūrėme šitą, sakykime, mūsų prekinį ženklą Azija Spa, kurį kartu jau paskui pradėjom vystyti toliau. Bet ta pirminė idėja, gal sakykime, aš negaliu pasisavinti jo savo, vis dėlto būkim teisingi, kad tai buvo mano partnerio daugiau idėja. Tai va, tai Azija Spa 12 metų Lietuvoje, Vilniuje mes turime 3 saloniukus, Klaipėdoje yra 4. Kas mėgsta tailandietiškus masažus, tikrai mus gerai žino, kas užsiema irgi įvairios sportais ir ten visokiais tokiais aktyviam veiklom, tai tikrai irgi žino, kadangi tai yra vienas iš būdų, kaip paskui atsistatyti ir atsipalaiduoti. Tai toksai ir brandas. Tai gimė idėja, bet idėjų turbūt gimsta prieš tai daugybė įvairių skirtingų. Taip. Ar prieš tai pati ir partneris yra susijęs su verslu, ar tai buvo pirmas verslo projektas? Na, atvirai pasakius, man Azija Spa buvo pirmas verslas ir aš atėjau iš tikrųjų visiškai, galima sakyti, žalia po studijų, visiškai netoj srityje studijavusi ir tiesiog pradėjau dirbti vienoje įmonėje ir paskui jau iš karto, kaip sakant, perėjau į Azija Spa ir galima sakyti, kad niekada ir nesu dirbus to tikrojo samdomo darbo, tiesiog mes įkūrėm tą verslą. Ta idėja, kaip sakant, labai pasteisino, man patiko ją labai plėtoti, ir dabar, aišku, jau 12 metai rinkoje. Bet tuo metu kyla idėja, kaip ir nėra kažkokios super patirties toje srityje. Taip. Ir net nežinau, prieš 12 metų gal ir nebuvo labai daug Lietuvoje tokio masažo salonų. Taip. Ir eigoje pas jūs netgi yra buvę, kad jūs iš tikrųjų rinkoje esate ganėtinai seniai ir yra kur atsidarė, užsidarė ir taip toliau. Taip. Tai ta rinka yra ganėtinai tokia sudėtinga. Taip. Tai pačioje pradžioje, pavyzdžiui, pirmi žingsniai kokie, ar žiūrėjimas kažkokių tų pačių Tailandė pavyzdžių, ar žiūrėjimas kitų verslų? Pirminis toksai, dėl ko šitas verslas, tai buvo kelionės po Aziją ir ten atradimas tų visų dalykų. Tada jau aišku, turi sugalvoti visą verslo tą schemą, kaip parsivežti tailandietės, kaip, sakykime, visą tą įteisinti, forminti, kaip būtent tos masažus. Ir taip tuo metu rinkoje tikrai nebuvo daug konkurentų ir dabar šiuo metu nepasakyčiau, kad yra daug konkurentų. Nes tokia labai nišinė sritis yra, kur, sakykime, nėra tai labai lengvas, super paprastas verslas, kurį gali labai lengvai išplėtoti ir galbūt nėra toks jau labai nešantis didelius pelnus ar kažkos, tai, sakau, nekilnojamas turtas ar statybos ar ten, nežinau, transporto sektorius, bet tai yra įdomus verslas, tai dėl to, kad tu vis tiek keliauji, semiesi idėjų iš tenais, parsiveži kažkokias procedūrų idėjas, produktų pačias idėjas, pačius produktus irgi mes iš tikrųjų iš Azijos vežam. Aš pati nebuvau verslo srityje kažkokia labai patyrusi, aš tai jau realiai po studijų, kurios visiškai yra nesusijęs su verslu ir tiesiog iššokau tą verslą, niekada negalvojau ir neplanavau, kad būsiu verslininkė ar darysiu tą verslą, bet iššokusi supratau, kad versle yra taip, tiesiog imi ir darai. Nepasiseka toliau, imi ir darai. Tiesiog yra toks paprastas dalykas. Versle viską turi išmokti pats.
nebus mokytojo, kuris ateis ir tave pamokys, kaip tu turi tą daryti. Tiesiog viską imi, bandai, darai. Nepavyksta vėl kažkiek. Tai aš iš tikrųjų esu labai dėkinga savo partneriui, kuris mane labai daug išmokė, nes jis jau buvo atėjęs, sakykime, iš kitų verslų ir pasisėmęs tų žinių. Tai tikrai galiu pasakyti, kad jis mane labai daug išmokė, įvedė į tą visą dalyką. Nu, vat ir jo dėka mes sukūrėme šitą iš tikrųjų gražų, fainą brandą, kuris yra gana jau žinomas Lietuvoje. O kokie didžiausiai iššūkiai ir buvo, kaip ir paminėjai, kad ir reikia masažuotų iš užsienio produktai, tai turbūt viskas eigoje dar vystėsi, bet pati ta pradžia, kas buvo sudėtingiausia, nes netgi jūsų interjeras bent jau dabar irgi atrodytų, kad tikrai Lietuvoje tokių produktų nerasi, viską reikėjo vežtis. Taip. Patalpos reikia, kad masažo centras būtų sėkmingas, reikia centre. Centre patalpos kainuoja didelius pinigus. Tai kokie tokie didžiausi iššūkiai buvo? Nu, negali sakyti, kad buvo kažkokių labai super didelių iššūkių, bet taip, tas atsivežimas žmonių vienas iš dalykų, sakykime, tas visi migraciniai dokumentai, jų sutvarkymas, tai yra, aišku, vienas iš tokių iššūkių, ypatingai dabar, sakykime, kada jau šiek tiek yra dėl karantino ir dėl visų dalykų, ten ambasados apribojusios savo veiklas, net iki dabar tai yra. Iš Tailando, ta prasme, yra pakankamai sudėtinga atsivežti tos pačius masažuotojus, tai taip, dokumentų sutvarkymas. Na, patalpų rengimas mes visą laiką galvojam, kad tai bus senamiestis ir centras, kur žmonės tikrai matytų, būtų didelis praeinamumas, na ir, sakykime, nenorėjom tikrai niekad nei prekybos kažkokiam centre, nei dar kažkur, tiesiog norėjom, kad būtų taip pat toksai senamiesčio arba ten Užupio ar centro rajonas. Tai jo, patalpos, nu, bet, kaip sakykime, visiems reikia įsirengti patalpas, nėra čia kažkas tokio. Ir taip, mes interjerą vežėmės iš Azijos, tiksliau iš Balio. Tai vėlgi tas pats interjero paieška, ten, sakykime, skrydis į tenais ir tada jau, kaip sakant, įsivaizduoti, ko tu nori, susirasti įvairias, ten, sakykime, interjero detalės, baldus ir taip toliau, ir parsivežti, parsisiųsti, transportavimas ir visi šitie dalykai. Na taip, tai nėra tiesiog paėmiau, atsidariau kavinę ar parduotuvę ir pradėjau dirbti. Mums teko daugiau šiek tiek įdėti to įdirbio. Turbūt tas sudėtingumas ir yra, kad tu visiškai iš kito pasaulio krašto bandai atsivežti idėjas, integruoti čia, iš kitos pusės, tai gal tame ir įdomumas buvo. Nu, nes tai yra Azija, mums tuo metu tai buvo labai aktualu, labai įdomu, tikrai nebuvo Lietuvoje tiek daug tuo metu čia besidominčių to žmonių. Tai dabar jau čia pilna azijietiškų restoranų, visokių kavinių, maisto, masažų ir ko tik ten ne. Tai va. Žinau, kad tavo piniginiai dalykai labai nepatinka kalbėti apie tai ir tu jau man prieš filmavimą pasakei tai, bet ar taip maždaug, ar prisimeni, kiek tokio pradinio kapitalo, pirminių tokių investicijų reikėjo, kad atsidaryti ten pirmąjį saloną? Nežinau, iš tikrųjų net negalėčiau pasakyti, nes vienas dalykas, mes tuo metu labai viską darėm iš savų išteklių. Ir, sakykime, nu tikrai, sakykime, nebuvo, kad mes galėjom savo daug ką leisti, ar mes viską taip, kaip čia pasakyti, taip grubiai iš savo kišenės viskas, ta prasme, tai buvo daroma, nebuvo kažkokių investitorių, ar nebuvo kažkokių ten, sakykime, nežinau, turtingų tėvų, ar ten dar kažko, tiesiog reikėjo surasti pinigų tam dalykui, atidaryti va tokią saloną. Tai turėjom tiesiog patalpą senamiestį, tai vienas iš dalykų, visiškai nesuremontuotas, kaip čia pasakyti, sugriuvusias seną namą Mikalojaus gatvėje, tai ir prasidėjo mūsų visas verslas nuo Mikalojaus gatvės. Tai ten buvo visiškai sugriuvę ir reikėjo tiesiog tas patalpas atsistatyti, atsirekonstruoti, tada, aišku, tą patį interjerą parsivežti, tada žmonės investuoti, susirasti masažuotojus vėl ten. Nu, tai negalėčiau pasakyti. Tikrai tokios sumos. Nu, viską, mes daug ką siuntėmės iš tikrųjų iš Azijos, net ir tą pačią vonės, ten santechniką, daug ką tą prasme. O kodėl masažai? Tarkime, pradžioje atrodytų faina idėja, tokia nauja, kažkoks atvežimas naujų vėjų į Lietuvą, bet vėliau kaip ir gali dingti entuziazmas, turbūt daugybė kartų buvo ten siūlyta parduoti, pavyzdžiui, verslą ir iš to išeiti kažkokį vienokį ar kitokį būdą. Kodėl tas liko masažo salonas? Aš manau, kad tai yra niša ir labai autentiškas dalykas. Iš tikrųjų, yra labai daug grožio salonų, kosmetologijos, ten visokių procedūrų, manikiūrų, pedikiūrų ir taip toliau, bet niekada nekilo mintis užsiimti šitą sritim. O kaip tik tas masažas, tai autentiški, tailandietiški masažai, tai ir buvo tas, kas iš tikrųjų mus
patraukė, sudomino pačius ir kai tu atveži kažkokį dalyką, kurio labai pats tiki, tada ir kitiems žmonėms tai iš tikrųjų yra labai, kaip sakant, manau, priimtinas, to labiau, kad tai nėra Lietuvoje daug tokių dalykų, gal dabar jau su metais padaugėjo ir tų tailandietiškų masažų kažkiek ir tailandiečių daugiau, bet šiaip iš principo tai yra labai nišinis dalykas, kuris yra įdomus. Ir visam pasauliu žmonės įpratę eiti į tailandietišką masažo salonus, tai yra labai populiaru, kur be nuvažiuotum, tikrai rasi tailandietišką masažo saloną, nes tai yra gerai, tai yra autentika. Ir tai yra iš tikrųjų, kodėl ne ten dar kažkas. Nes būtent masažai, aš manau, kad tai yra viena iš priemonių labiausiai galbūt padedančių žmogaus tam tokiam atsistatymui, atsipalaidavimui, sveikatinimui. Tai dėl to tas rytis ir yra, nes galima, aišku, pereiti, daryti jau dabar, nežinau, ten grožio procedūras, nagus, blakstienas ir taip toliau, bet tai, tai ne tas pats. Vis tiek mes einam į tą daugiau sveikatinimo ir žmogaus tokio relaksavimo gal sritį. O ir paminėjai iš tikrųjų masažo naudas, gal galėtum šiek tiek plačiau, pavyzdžiui, gal yra kažkokių pavyzdžių, nes ir aš esu daug kartų pas jūs buvęs salone ir netgi po maratono bėgimo man buvo toksai, ar prieš maratono bėgimą toksai buvo kaip visiškai išgelbėjimas, nes atrodytų visi raumenys įtempti ir būtent tailandietiškas masažas labai padėjo. Taip. Ir aš dabar net negalėčiau eiti į kitą saloną masažo, nes tai yra, aš nežinau, jeigu yra žmonių, kurie neišbandė tailandietiško, tai yra visiškai kitoks būdas. Bet apie tas naudas, pavyzdžiui. Taip. Tailandietiškas masažas aplamai tai yra kaip tenais pripažįstama viena iš medicinos rūšių. Tai yra gydymo dalykas, pas mus tai aišku to nėra, bet, sakykime, tailandietiškas masažas turi labai labai daug įvairiausių poveikių. Tai vienas dalykas, ką tu paminėjai, sportuojantiems, įsitempusiems raumenims, po traumų ateina žmonės su stuburo, sakykime, kažkokiam netgi ir tom pačiom išvaržom ir su kažkokiais ten, nežinau, įtempimais, patempimais ir taip toliau. Dažniausiai tai, aišku, mes visi dirbam sėdimą, dauguma žmonių dirba sėdimą darbą, nesportuoja, nejuda, nėra nelankstus, tada ateina į masažo saloną, gelbėkit mane, sutraukiant nugarą, nebegaliu pajudėti, negaliu paeiti ir taip toliau. Tai netgi toks dalykas, potrauminis, ta prasme, atstatymas, irgi yra įmanomas tailandietiško masažo. Tai mes negydom, bet vis tiek tailandietiškas masažas jau yra labai, sakykime, toks kaip metodas, būdas atstatyti žmogų. Tai nėra vien paglostimas, tai nėra vien kažkoks švelnus atpalaidavimas, tai yra darbas su žmogaus kūnu, darbas su jo anatomija ir tos mūsų masažuotojos turi pakankamai daug žinių turėti, kad atlikti tokį masažą. Bet pavyzdžiui, yra tiesa, toks yra posakis, ar čia mitas ar ne mitas, kad masažas, aš nekalbu vien apie tailandietišką, bet masažas yra toks kaip tinginių sportas. Ar tai yra tokios iš tikrųjų? Tailandietiškas masažas, taip, aš galiu kalbėti apie tą patį ir apie atpalaiduojančius kažkokius tai dar sportinius masažas, to pačiu irgi, taigi daro sportinis masažas. Taip, tai nėra mitas, iš tikrųjų tai yra sportas, bet jeigu tu tikėsi, kad vien masažą pasieksi kažkokių rezultatų, tai tikriausiai nėra tiesa, nes gulėdamas ant gulto, tu tikrai nepasieksi kažkokių tai savo tikslų. Bet taip, tai nėra sportas, aš gal skaičiu tinginių, tai yra daugiau atpalaidavimas ar atstatymas po sporto. Tuo pačiu tai sprendžia begalę tų pačių, sakykime, ne tik tai fizinių problemų, bet ir tokių, kaip čia pasakyti, mentalinių ar tokių visokių tų streso, nervų, kažkokios ten būna įvairių žmonių nemigos, sakykime, problemas. Tai irgi tokie dalykai, kur dabar šiais laikais dauguma žmonių nuo savo įtempto darbo būdo, viso gyvenimo būdo, darbo stiliaus tikrai patiria. Tai masažas yra vienas iš būdų atsipalaiduoti, pakelti nuotaiką, bet, ta prasme, jų neimi, daug labai yra poveikio. O ar pati, pavyzdžiui, jau yra 3 salonai iš viso, ne dabar 3 salonai? 3 yra Vilniuje ir 1 yra Klaipėdoje. Taip, 1 Klaipėdoje, 4 iš viso. Ar turėdami tiek salonų, ar pati, pavyzdžiui, spėja užsukti į masažą? Iš tikrųjų tai ne. Kai būsiu gal bloga reklamatorė, blogai pardavinėsiu savo paslaugą, tai žinoma, kad aš išbandžiusi ir dariusi daug kartų masažas iš tikrųjų ir pas save to pačiu ir tos pačios meistrės atvažiuoja, jasgi irgi norisi, sakykime, jeigu nauja meistrė vis tiek pasidaryti, išsibandyti, bet kažkaip pas save tai yra toks dalykas, kad tai yra tavo darbas, tavo darbo vieta, tavo profesija ir tu kažkaip ten atėjusi neipatingai gali atsipalaiduoti. Tada tu viską vos ne tyrinėjai, kas negerai, kaip tas, kaip anas ir tada galvoju. Ir šiaip iš tikrųjų man yra įdomiausias dalykas
eiti pas konkurentus, jeigu tai pasakysiu, atvirai, tiesiai šviesiai. Tiesiog įdomu, kaip atlieka, ta prasme, kokie masažai, kokios kitos rūšys ir taip toliau. Man yra galbūt įdomiau išbandyti naujas masažo rūšis, negu eiti pas save. Jeigu aš vienintelis atvejs, kada aš einu pas save, jeigu aš, sakykime, turiu kažkokią traumą, ar ten po sporto, ar po kažko gavau traumą ir kada tikrai aš jaučiu, kad man blogai ir, sakykime, medicininės priemonės ten nelabai ir padės, ten ar kažkaip ar sutrenkta nugara, ar patempti ten, sakykime, raišį, ar ten ko, ar dar kažkas, aš tada einu pas save į masažą reguliariai, kaip į šitą, kaip pagal užrašymus, tai tada man to reikia. Bet šiaip pastaruoju metu aš pasakyčiau, kad neypatingai ateinu pas save. Masažas. Daug metų tu ne tik valdai šitą verslą kartu su partneriu, bet tu ir dažnai priimdavai klientus. Tai yra, būni prie kasos, priimi žmonės. Kodėl? Ar tai yra irgi tam tikras įskaičiavimo dalykas, ar mes taupam pinigus? Matai kažkokio dalyko, kurių galbūt kitų būdų net nesužinotum. Iš tikro, tai prasidėjo, aišku, viskas nuo to, kad mes tikrai neturėjom iš ko ir kaip tą viską daryti. Kai mes atsidarėm, aš dirbau pati viskuo ir už, kaip sakant, recepcijų į zoną ir tam primamajam ir jo, pati masažą dar nedariau. Pati masažą nedariau, nes, mes atsidarėm, aš buvau viena ir 2 tailandietės. Tai mes tiesiog, jos darė masažus, aš stovėjau už recepcijas ir priiminėjau žmonės ir ėmiau pinigus. Tiek ir tai turėjom darbuotojų, ir buvo mano partneris, aišku. Visa kita, buhalterija, marketingas, valymo paslaugos ir visa kita mes darėmės patys. Ta prasme, mes neturėjom išteklių iš ko samdyti žmonės, mums reikėjo išsukti kažkaip šitą idėją, išsukti šitą verslą patiems savo darbo eigom. Paskui aš dirbau dar vis, kaip sakant, priimamajame tam vadinam žmonių, taip čia kaip ligoninė skamba, gal ne priimamajas, recepcija zona. Aš dirbau administratorė ir nemažai metų dar iš tikrųjų pati dirbau administratorė, bet vien dėl to, kad man tai buvo žymiai lengviau sukontroliuoti tam tikrus dalykus, pamatyti, kaip yra dirbama, darbo kokybę patikrinti, pačias masažuotojas, tiek pačias kitas administratorės. Man patikdavo, ta prasme, tas dalykas ir man patikdavo ir tai neždavo naudą, nes kai tu dirbi pati, visai kitaip viskas yra. Na va, ir paskui po kurio laiko, aišku, teko po truputėlį atsitraukti nuo to, nes salonų daugėja, to kito darbo administracinio daugėja ir aš jau tikrai nebepajėgiau, sakykime, pati dar apriepti ir administratorės tos srities. Tuo labiau, kai atsidariau dabar kitą veiklą perėjau, tai iš vis tai yra toks. Pavyzdžiui, paminėjai, kad eini į masažus tada, kai būna kažkokios traumos ir aš jau pokalbio pradžioje paminėjau, kad labai daug sportuoji, anksčiau labai daug bėgiodavai, dabar atrodai dar kitus sportus. Kodėl tave taip tie sportai įtraukia ir kaip juos pasirinkti? Tai bėgioti jau turbūt nebebėgioju tiek daug, kažkiek, bet tikrai ne tiek daug. Visi kiti sportai, iš tikrųjų, pagrindinis turbūt sportas mano, bet tai nėra sportas, tik tai kūnui, tai yra sportas ir sielai vadinamasis, tai yra joga, kurią aš atradau irgi jau ganėtinai senai prieš kokius 10 metų. Galbūt tai susijęs to, kad mes tuo metu atsidarėm verslą. Versle buvo daug iššūkių, daug, sakykime, to tokio ganėtinai pakankamai daug streso, daug darbo valandų. Ir po poros metų aš pradėjau ieškoti kažko, kas mane atpalaiduotų ir subalansuotų. Ir taip aš atėjau iki jogos. Pradžiai tai buvo fizinė joga, tai buvo visiškai kas susijęs su to vadinamu sportu. Ir taip, aš taip atėjau į jogą, ta prasme, tam dėl to, kad man buvo gera pati mankšta, pati joga, kaip asanos, kaip ta prasme, kaip atlikti, kaip visas tas fizinio kūno, sakykime, lavinimas ir jo mankštinimas. Paskui aš atradau visai kitą jogos pusę ir tai buvo dvasinė jos pusė, kuri dar labiau mane įtraukė į visą šitą. Tai joga turbūt buvo tas pagrindinis dalykas, nuo kurio aš pradėjau, o visi kiti sportai, tai lyg atrodytų kažkoks atsvara arba balansas jogai, nes visa kita, ką aš darau, tai yra visiškai priešinga, nes joga tai yra toks vienas, sakykime, polius, o sakykime, visi kiti sportai paprastai yra daugiau ekstremalesni. Tai ten, jeigu žiema, tai žiemos sportai yra ten snowboardinimai, jeigu ten vasara, tai kaitavimai, jeigu ten važiuotai su motociklais, ta prasme, visas tas, kas man
yra vienas polius yra labai įdomu tas, kas yra ekstremalu, kiek aš galiu iš savęs to išspausti, nes aš aišku neinu ten be ribų kaip tie visi, bet kitas polius yra joga. Ir čia matyt dėl to, aš nežinau kodėl, bet man tai yra tokia atsvara. Ta prasme, čia vienas toks, toks ramus, toks meditatyvus dalykas ir čia visai kiti dalykai, kurie tave truputėlį išveda į kitą pusę. Tai va. Tu netgi dabar užsiminėjai prieš filmavimą, kad čia atvykdama tu prisipirkai pilną bagažinę įvairiausios įrangos, kuris skirta kaitavimui, nes ten buvo išpardavimai ir būtent kaip ir reikėjo įsigyti. Kuo patraukia, pavyzdžiui, tas pats kaitavimas? Ar irgi tai ekstremalumas kažkoks, ar tu įsikrauni, ar toksai, kaip ir sakai, atskiras polius, kuris ir ekstremalu, bet tuo pačiu sąlyginai saugu? Taip, iš tikrųjų kaitavimas dabar yra, aš esu tokiam, kaip sakant, lygmenį, kad aš dar esu mokymusi. Ir labiausiai turbūt dabar kaitavime mane traukia tas pats mokymosi procesas. Nes aš dar neperėjau tą visiškai laisvą ir kaip sakant, plaukimą, tokį visiškai nutrūkusi, žinai. Bet aš dar tik mokausi. Ir man visas tas mokymosi procesas kaitavime turbūt yra įdomiausias. Aišku, bus aš labai to laukiu, kad aš jau tikrai išmoksiu ir galėsiu laisvai nuo nieko nepriklausomą plaukti, bet dabar tą mokymas periodį aš gaudau tą tokį, kaip sakant, gaudau tą tokį kaifą, kaip čia pasakyti, gaudau tą fainą jausmą, nes tu iš tikrųjų kiekvieną kartą labai daug išmoksti. Aišku, tu patiri kiekvieną kartą išėjusi plaukti atsitinka kažkas, kas, sakykime, kažkiek yra ekstremalu, tave aišku tai labai visas šeikina ir tu vien žodžiu vis tiek tu grįžti prisipildęs labai įvairiausių, visokiausių emocijų po to kaitavimo. Ir atrodo, ir adrenalino gavęs, ir išsikrovęs, ir to pačiu ir pasikrovęs tos energijos kažkokios. Tai va, bet kol kas tai yra man mokymas procesas. Aš kaip supratau iš visų kitų dalykų, kuriuos aš mokiausi, tai man buvo labai įdomu mokytis, kai išmoksti irgi faina, bet jau mokymas procesas nebe taip jau ta prasme yra. Tai va, man turbūt kol kas kaitavime dabar tas. Aišku, kad tai yra stichija, kad tai yra gamta, kad tai yra vanduo, kad tai yra vėjas ir kad tu tikrai patiri to visko, tau ištaško iš galvos viską, ką įmanoma, jeigu turėjai kažkokių problemų, abejonių, nerimo, ten kažkokios, nežinau, depresijos, simptomų ar kažko, eik į vandenį, pabūk ten, pastaškyk 2 valandas, tikrai išplaus iš galvos viską ir tu grįši visiškai tuščias. Tai aš manau, dėl to irgi pagrindė žmonės, dėl ko renkasi tokius sportus ir ekstremalius dalykus, nes jie tave iškrauna ir nunulina. Ir tu vėl gali pradėti nuo naujo žiūrėti tos dalykus, kur prieš tai labai kažkaip kitaip žiūrėjai. Tai tas mano pasakymas, kad tai yra ekstremalus sportas, bet sąlyginai saugus, tai turbūt kaituotojai iš manęs juokiasi dabar. Tai yra labai pavojingas. Ne, nesijuokia, nes iš tikrųjų jau dabar kaitavimas yra tokiam lygmenį, kad tai yra turbūt tikrai pakankamai saugus sportas, tai yra pritraukta iki kiek įmanoma saugaus varianto, ta prasme visa metodika, visi mokymai, žingsnis po žingsnio, tu ta prasme išmoksti visus saugumo reikalavimus. Anksčiau, aš atsimenu, kaip man pasako, kaip prieš 10 ar 15 metų mokės kaituot, vienas iš kito draugelį iš lūpų į lūpas, tai aš manau, kad tikrai buvo daug įvykių ir visokių atsitikimų, kurie nebuvo tikrai labai saugu, bet dabar visa mokymo metodika yra pagrįsta saugumu. Tai tikriausiai aš pataikiau labai gerų laikų, kada jau aš tikrai dabar jau galiu, nes, nežinau, prieš 10 metų gal nebūčiau ryžus tokio sporto rinktis. O paminėtas bėgimas, kurį irgi labai aktyviai propaguodavo ir bėgiodavo iš tikrųjų po darbų ir labai vėlai, ir 10 ir vėliau. Ką tas bėgimas, pavyzdžiui, duodavo? Ar tu irgi kaip paminėjai, kad tas yra kitas polius jogos, ar papasakok savo patirtį, kas tau yra bėgimas? Dėl bėgimo, taip, kadangi dabar jau bėgimas truputėlį nuėjo į šalį, aš jau renkuosi biškelį kitus dalykus, tai sakau, ta joga gal vienoj pusėje, labiau dabar tenisą gal einu į šitą pusę, dabar manau, kad irgi toks vienas iš aktyvesnių sportų ir toks gana intensyvus, bet sakykime bėgimas. Bet ką man duodavo bėgimas, jeigu man reikia irgi kažką susidėlioti mintise, kažką išsispręsti, kažkas netenkina, kažkas nesigauna, kažkas būtent šitoj vietoj toks mentalinis daugiau dalykas, eidavau bėgti. Ta prasme tikrai, prasibėgus ten pusvalanduką ar valandą netgi gerą, kažkaip mintis susidėliodavo. Grįžti, viskas atrodo, viską supratau, išsisprendžiau, susidėliojau, viskas galiu toliau eiti ten kažką daryti. Tai man bėgimas turbūt labiausiai dėl to būdavo.
O pavyzdžiui, dalyvavimas varžybose, nes irgi tenai dalyvaudavai ir dabar visai nesiniai turėjau pokalbį su Tauragės meru Dovydu Kaminsku ir jam įsikeltas tikslas, kad jisai nori nubėgti daugiausia Kauno maratonų, kad būtų žmogus nubėgęs daugiausia Kauno maratonų. Jį tai kaip ir išlaiko, kad jisai nemestų bėgimo, nes visą laiką turbūt galėjo, kaip ir mes prieš tai kalbėjom, kad aš dabar tarsi koncentravau kitur ir sportas atrodytų, tu jį visada gali lengviausiai atrodytų pastumti, nes atrodytų kiti dalykai yra svarbiau. Kas tau, pavyzdžiui, padeda išlaikyti? Nu, vat, aš nežinau, ar tikslai man padeda, nes aš turbūt neužsibrėžiu niekada tikslų, kad vat, nubėgsiu ten būtinai tą maratoną arba padarysiu tą ir tą. Man dažniausiai tai neveikia. Man tikriausiai labiausiai, vat, sakau, veikia tas, kad nu, kaip ir, vat, pavyzdžiui, kodėl aš einu į tenisą. Atrodo, nelabai ten per daug kažkur žaidžiu, ar ten kažkokiuose čempionatuose ar varžybose nedalyvauju, bet man patinka mokytis. Kaip ir sakiau, man patinka tas procesas. Ir jeigu, sakykime, aš galiu kažko išmokti, tai tam pačiam tenise ten gali mokytis, tobulintis iki begalybės. Ta prasme, tikrai niekada nebus per daug. Tai man patinka eiti į pamoką, man patinka įjungti tuo metu smegenis, man patinka, kad dirba kūnas ne tik fiziškai, bet tuo pačiu kažkaip sukonektini tą ir su smegenim. Tai jeigu, sakykime, būtų koks labai toks paprastas sportas, tai turbūt bukas, ta prasme, tai gal net nenorėčiau. Tai va, skautas, man labiausiai turbūt motyvuoja mokymosi procesas, kad tu gali mokytis, ta pati joga čia irgi gali tobulėti iki negalėjimo, sritis yra begaliniai plati ir ta prasme, va, tas mane turbūt ir veža, nes tu žinai, kad dar vis kažko naujo sužinos. Aš nežinau, ar įmanoma kažkokį baigtinį va, sportą arba procesą, užsimti kažko, kad viskas šitam taške baigėsi, viskas, tu daugiau toliau niekur nebenueis. Ar būtų įdomu? Nežinau, tikriausiai ne. Tai va, tai tas, bėgime gal to mokymas kažkokio per daug irgi, nežinau, kiek gal mažiau yra, bet dar yra, sakau, kita sporto rūšis, kaip čia, kaip toks teigiamas poveikis, kad išvalo tavo smegenis, išvalo tave, kaip sakant, atstato ir tu per naują pradedi viską kitaip iškelti žiūrėti. Dabar esam naujoje jogos studijoje. Taip. Kurią pati tu įkūrėjai ir 10 metų tu minėjai, kad užsiimi jogą beveik nuo verslo pradžios, tai toksai kaip būdas atsipalaiduoti ir pamiršti tam tikrus dalykus. Taip. Bet verslą daryti iš to arba daryti, kaip pasakyti, nebūtinai, nes kai tu prieš išjungiant kameras paminėjai, kad tu nežiūri tai kaip į verslą. Taip. Kas tau yra jogos studija? Kodėl tu visgi nusprendai, nes dabar kaip ir galėtum iš tikrųjų kaituoti, galėtum užsiimti jogą tam pačiam Tailande, būdama viena, bet norėjai turėti studiją. Taip, tai iš tikrųjų joga niekada nebuvo mano tas, sakykime, finansinė ir materialioji pusė, tai visą laiką buvo daugiau mano tokia dvasinė ir ta tokia širdies veikla. Ir kai aš atradau jogą prieš 10 metų, tai buvo tam, kad mane subalansuoti ir kad truputėlį atitraukti mintis ir tas pačias, sakykime, nuo to verslo, nuo to visų darbų ir nuo to viską atrasti kažkokį būdą atsipalaiduoti. Paskui, kai aš pradėjau labiau gilintis ir domėtis, aš išvažiavau į Tailandą, išsilaikiau jogos mokytojo sertifikatą. Aš supratau, kad aš labai noriu turėti savo erdvę, kurioje, sakykime, tikrai galėčiau pati vesti praktikas, tiek kitas, sakykime, mokytas pakviesti vesti praktikas, tiek kuo daugiau įvairesnių praktikų užsiėmimų ir kad žmonės galėtų ateiti ten, kur man gera, kur aš jaučiuosi kaip namuose, kad jie galėtų ateiti į tą erdvę. Ir čia, sakykime, užsimti jogą. Tai buvo tokia mano labai tikrai sena, kaip sena, nuo tada, kai aš išsilaikiau sertifikatą mokytos, nuo tada ir buvo ta svajonė įkurti savo erdvę. Tai čia prieš kokius 4 metus, man atrodo, aš buvau išvažiavus Tailandą. Tai va, ir 4 metus ta svajonė kažkaip tai rutuliojasi mintise, galvoje ir to labiau, kad aš vis tiek turiu verslą, atidaryti dar vieną studiją kažkokią, nėra taip labai paprasta ir tai vėl supranti, kad tai užims tau daug, sakykime, laiko ir, pareikalaus iš tavęs daug, sakykime, tam tikrų pastangų, bet galvoje rutuliojus, kol galų gale aš kažkaip vieną dieną, man atrodo, jau pro šitas patalpas, kadangi čia šalia yra mūsų salonai įsikūrę ir aš čia dažnai vaikščiodavau pro šalį, tos patalpos buvo visiškai naujai atstatytas namas, čia totorių liejyklos kampas ir jas pamačiau ant stiklo, kad nuomoja. Iš pradžių aš pasižiūrėjau skelbimą, pamačiau, kad nuomoja labai didelės patalpas ir kad man tikrai neprireiks 300 kvadratų pradiniai tokiai studijai, kur tikrai aš dar tik pradedu ir žiūrėsim, kas iš to bus. Bet paskui radau skelbime po kažkiek laiko, kad jie pradėjo mažesnės patalpas išskaidė patalpom, nes aš kaip supratau, jie norėjo iš pradžių išnuomoti visą namą, paskui, kadangi turbūt neišėjo, tai pradėjo skaidyti mažesnėm patalpom.
Ir aš atėjusi čia į šitą rūsį, kuris buvo tiesiog paprastas rūsys, be nieko, be iš viso, tiesiog, nežinau, laiptai, betonas ir sienos. Tiesiog įėjusi čia, supratau, kad va čia bus mano studija. Va čia, aš noriu, kad čia būtų jogos erdvė ir kad va čia aš galiu įrengti tai, ką aš įsivaizduoju. Aš nežinau, gal ir kitiems žmonėms yra tas buvęs toksai jausmas, kad kai kažko ieškai ir eini į patalpas, tu turi kažkokią idėją, eini į patalpas ir tau grinai pradeda galvoje dėliotis vizualai, kaip kas turėtų, kur stovėti, kaip atrodyti, kur vos nemokytoja, čia bus šitas. Nu viskas va taip va. Man susidėlioja, viskas aš sakau, čia dabar turi būti šita jogos erdvė čia. O 12 metų patirtis versle. Ar priimant šį verslo sprendimą, nes tai vis tiek reikalauja investicijų, bet tu labiau mini kažkaip vėl ne apie pinigus, o labiau apie tai, kad reikės daugybės laiko, nervų galbūt ar dar kažkokio dalyko, ar ta patirtis versle čia leido, nežinau, rašyti verslo planus, skaičiuoti galima atsipirkimas, žiūrėti, kiek gali mokėti už nuomą, kiek elektra, kiek dar visi dalykai. Žinai, kame buvo patirtis versle tame, kad visa tai, ką aš pradėjau daryti su tą studiją, man nesukėlė jokių absoliučiai iššūkių ir man tai buvo taip lengva, kaip atrodo, tiesiog toks flow visiškai. Ir aš nežinau, ar dėl to, kad ta patirtis versle ir aš jau, sakykime, daug tam tikrų dalykų praėjusiu, ten, sakykime, įvairių tokių kaip leidimai, ten iškabos, reklama, ten įrengimas, studijos, nežinau, tam tikri dalykai, kuriuos tu žinai, bet aišku, kiekvienas sritis turi savo niuansus, bet tu tiesiog žinai, nuo ko pradėti, kaip tą daryti ir tu tiesiog toliau jau just do it, ta prasme, tik darai viskas. Tai aš supratau, kad man buvo taip paprasta viską čia pasidaryti. Dėl tos patirties, kurią aš įgavau versle per tiek metų, man niekas nebeatrodo taip labai sudėtinga. Ir įrengimas studijos, tikrai dar viena studija, dar vienas kažkoks salonas. Dėl pačių investicijų ir pinigų, nors aš ir sakiau, kad iš tikrųjų tai aš visą šitą darau ne dėl pinigų ir tai aš žinau, kad yra mano širdies veikla ir matyt tai ir manęs nespaudžia į tam tikrus rėmus. Aš žinau, kiek man kainuoja nuoma, aš žinau, kiek ten kainuoja kažkokie komunaliniai, aišku, kiek kainuoja žiemą, čia dar neaišku, bet aš galiu įsivaizduoti. Aš žinau, kiek aš suinvestavau į patalpas, kad jas paversti tokiamis, kokios jos yra dabar. Ir viskas. Ir ta prasme, kaip pasakyti, aš savo tą galiu leisti. Šiuo metu tai yra kaip mano investicija į savo mėgstamą veiklą, į savo, net ne hobį, o svajonę, sakykime, investicija į svajonę, kuri, aišku, galų gale po kažkiek tais laiko pradeda atsipirkinėti. Ir labai džiaugiuosi, nes mes iš tikrųjų tik birželio mėnesį atsidarėm, vasarą buvo tikrai labai ramus laikotarpis, rugsėjo mėnesį studija jau atsipirkinėja. Ta prasme, jau, kaip atsipirkinėja, aš turiu menį, kad kol sugrįši visa investicija ir visa grąža tikrai praeis daugiau laiko. Tai yra, daugmaž aš pasiskaičiavau. Šį kartą aš pasiskaičiavau, kiek maždaug man reikėtų laiko. Tai 2-3 metų bėgi tikrai turėtų atsipirkti, bet aš net nežinau, ar po 3 metų čia dar vis bus ta studija. Mes iš tikrųjų tai iš principo nieko nežinom, bet tiesiog darom tai, kas mums labai labai patinka ir tas jau pradeda nešti grąžą. Ir tu matai, kad, man jau yra pinigų, susimokėjus nuomos komunalinius ir, sakykime, atsiskaičiu su visais kitais dalykais, jau man liko dar pinigų, vadinasi, okei. O kaip pavyko viską suburti, pavyzdžiui, dabar yra 8, iš viso esate 8 mokytojos, kurios irgi, sakai, labai toksai, labai jaukus ir smagus kolektyvas susibūrė, kurios visos kartu nori eiti ir, vystyti šitą projektą. Aš esu Azijos Spa, kaip pasakyti, vartotojas, tai aš kaip naujienlaiškį būčiau gavęs, bet negavau apie tai, kaip tavo naują verslą. Tai iš tikrųjų, iš kur, pavyzdžiui, viskas atėjo tie patys klientai, mokytojai? Taip. Viskas, žinok, aš galiu pasakyti taip. Čia kaip įvardinsi. Kai kas sako, kad kai pradedi užsimti tuo, kad tau visata skyrė, viskas ateina iš ten. Galima sakyti taip, traktuoti taip, kad, vadinasi, tai buvo ta veikla, kurią man reikia užsimti ir, vadinasi, aš atėjau į savo tikrąjį kelią ir kad tu ateini savo tikrąjį kelią, viskas tiesiog pradeda dėliotis automatiškai. Tau atrodo lyg pati visata tikrai tau numeta visus dalykus. Mokytojos, aš nei vienos mokytojos neieškojau. Ta prasme, jos atėjo tiesiog viena per kitą, va taip. Su pirmąja savo mokytoja
susipažinau Lila žaidime, nežinau, ar esi girdėjęs, yra toks patyriminis žaidimas, kuris dabar vyksta pas mus studijai, bet iš tikrųjų tai aš atėjau tą žaidimą išsispręsti klausimą, ar man atidarinėti šitą studiją. Ta žaidimas man parodė, kad taip, man reikia atidarinėti ir kokiu keliu man eiti. Dabar tas žaidimas su visa to žaidimo vedėja ir to pačiu jogos mokytoja Julija persikėlė į šitą studiją. Ir mes dabar turime, kaip sakant, čia tą dalyką. Per ją atėjo dar kitą mokytoją, per tą kitą atėjo dar kitą, kažką susitikau pas save vos ne kaiminystėje grįžusią iš Tailando, ką tik išsilaikusią sertifikatą, kažką susitikau seną draugę pažįstamą, kuri iš Graikijos grįžusi ir aš jas visas tiesiog paėmiau, subūriau, bet tiesiog pajausdama jų pačią energiją ir pajausdama tai, kad jos nori, kad jos yra ką tik šviežiai tame, kad jom patinka. Ir taip tas kolektyvas susibūrė, dar rudenį prisijungė dar 2 mokytojus ir mes jau esam 8. O aš net nepastebėjau, kaip tas įvyko. Iš tikrųjų, man nereikėjo nei paieškų, nei kažkokių įdarbinimo agentūrų ar skelbimų dėti. Tiesiog viskas jos atėjo. Tai, kas turėjo ateiti, kaip sako žmonės, tie, kurie turėjo ateiti. Ir aš manau, kad tos mokytojos keisis, nes galų gale kažkur išvažiuoja dabar vėl žiemai, ten kažkas vėl sugrįž, kažkas atsiras naujo, aš manau, kad keisis, bet aš turiu įsitikinimą, labai tokį stiprų, tvirtą įsitikinimą, kad tas, kas turi įvykti, tas čia ir įvyks. Ir už tai nieko nestresuoju, nieko nespaudžiu, nieko neforsuoju ir nieko nedarau prieš savo ar kitų žmonių valią. Tiesiog manau, kad viskas, kas čia vyksta, taip turi būti. O klientai, nes kaip ir paminėjau, nei kažkoksai naujienlaiškis, nei į masažo saloną tu nematydavai kažkokių iškabų, plakatų, panašių dalykų. Socialinės tinkluose tu irgi ganėtinai, nesidalini tokiais savo verslo dalykais. Taip. Ir taip, tu pasidalinai, kad tai gyvendini savo svajonę, bet nebuvo kažkokios tai reklamos. Taip. Ir dabar tas tvarkaraštis, kaip ir paminėjai, 8 mokytojos, jisai pildosi ir ruduo kaip ir visai atrodytų toksai turėtų. Taip. Tai kad tu negavai naujienlaiškio, tai keista, mes tau dar išsiųsiu. Ne, iš tikrųjų ne apie tai. Aš nesukonektinau šitų 2 tikriausiai verslų, Azija Spa ir Om Yoga, kol kas nesukonektinau, gera idėja. Nes iš tikrųjų tai viskas tas kažkaip vėlgi vyksta labai organiškai. Kiekviena mokytoja labai stipriai motyvuotai stengiasi atsivesti savo žmonių, sakykime, ratą. Mes tikrai turim visą savo komunikaciją. Ne tai, kad mes sėdėm ir laukim, kol visata mums atsiūs, kur tie žmonės. Žinai, mes turim ir savo Instagramo puslapį, turim savo Facebooką, turim savo interneto puslapį ir tikrai pakankamai daug ir stipriai komunikuojam, kiekviena mokytoja ir stories dedam, ir postus dedam, ir įvairius darom pasiūlymus ir taip toliau. Tai šitą mes visą darom, nelaukiam, kol čia mums kas nors atneštų žmonių. Ir jie, aišku, tie žmonės ateina vienas po truputėlį, vienas per kitą. Aš labai džiaugiuosi, kad iš tikrųjų praėjus keliem mėnesiams studijos gyvavimo ir atrodo vasara tikrai buvo labai rami ir tų žmonių ir tam mieste tikrai nebuvo labai daug, bet rudenį, nuo rugsėjo, atrodo, lyg kažkas įjungia žmonių srautą ir tikrai realiai dabar praktikos pildosi ir kadangi nėra ta erdvė labai jau begalinė ir nėra labai didelė, sakykime, ta erdvė, tai mes jau turim po truputį uždėvinėti limitus savo, kaip sakant, žmonėm, kurie ateina į praktikas. Turime, kad galim priimti tik tam tikrą skaičių žmonių, negalim begalybės priimti. Tai ir atėjo ruduo ir ta studija užsipildė. Ir jinai pildosi dar ir toliau. Tai aš labai džiaugiuosi, tvarkaraštis mūsų yra pilnas, mokytojų pilna, žmonės jų vis daugėja. Ir visa šitą veikla neša man labai didelį pasitenkinimą ir didelį tokį gėrį ir laimę kažkokią. Man iš šalies žiūrint, iš tikrųjų taip atrodytų visiškai, tavo veikla, nes mes susitikdavom ir sporto klube Impulse ir tenai eidavom kartais į jogą kartu ir tu matysi, kaip tu tenai, kaip pasakyti, visiškai, išeini į savęs ir tau tai yra ta veikla, kur atrodytų, tavo, ta prasme, kad tu ten turi būti ir ne tik verslą kurti, bet ir būti mokytoja priekyje savo, nežinau, kaip vadinasi, mokiniai, auklėtiniai, klientai, turbūt nesivadina klientai. Klientais ir pacientais jau nevadinam. Mokiniai, iš tikrųjų, nežinau, jogai, praktikuoti. Iš tikrųjų, tai, bet vakar pajaučiu tą labai stiprų dalyką, nes vakar buvo tarptautinė mokytojo diena ir aš buvau mokytoja ir vedžiau praktiką, buvo daug žmonių ir, sakykime, mokiniai netgi atėjo, pasveikino mane, atnešė man, sakykime, ten kažkokį ten suvenyrą ar kažkokį taip pat toksai, žinai, kaip nežinau, kaip čia pasakyti, dovanėlę mažą.
Ir pirmą kartą pasijaučiau iš tikrųjų taip gerai, kad esu mokytoja, nes visą laiką save traktavau kaip verslininkė, nežinau, turinti kažkokią įmonę, organizuojanti, gal kažkokią administratorę ar kažkokią tokia daugiau, žinai. Ir pirmą kartą aš pasijaučiau iš tikrųjų kaip mokytoja, kuri tikrai moko žmonės, plečia jų žinojimą, plečia žinojimą apie jogą, apie tai, kas man yra svarbu, apie tai, kas yra iš tikrųjų gera ir tikrai yra, kaip pasakyti, dalykas vertas, kurio dalintis. Ir aš galiu daryti tą visiškai nemokamai, man tikrai nereikia kažkokių, prasme, tai yra visiškai tokia, kaip sakykime, mano širdies ta veikla ir kur tu supranti, kad tu esi mokytoja ir tau tas žodis ir jis yra labai stiprus ir energetiškai labai stiprus ir tau nuo jo taip pat kažkaip gera. Nes aš visą laiką galvodavau, o kam tie visi, nežinau, dar teisėjai, visokie verslininkai ir visokie ten ekonomistai, kam jie dar eina dėstyti į tos universitetus ir tas paskaitas dar skaito, kam jiem čia reikia, taigi ir taip viską užsidirba bet čia ne tame, čia yra tas jausmas, kad tu esi mokytoja, jis yra kažkoks ypatingas. Bet, pavyzdžiui, prieš tai minėjai, kad sportą tave labai patraukia dėl to, kad gali mokintis. Iš kitos pusės labai jautiesi save išpildanti, būdama mokytoja. Taip. Kalbant apie jogą ar kalbant apie studiją, kaip pati matai, ką dar čia gali išmokti ir kur matai kažkokią savo misiją, viziją ir čia kaip panašiai kaip verslo plane, misija, vizija. Tai misija, vizija ir tikslai. Taip, iš tikrųjų, kiekvieną kartą, iš kiekvienos savo praktikos, aišku, aš mokinuosi, man atrodo, mes visos mokinamės iš savo mokinių, nes lygiai taip pat atėjęs į praktiką, tu daug ko išmoksti, daug ką gauni ir tikrai nėra tas vienpusis ryšys, kad aš jūs mokau, o jūs esate čia mokiniai. Ne, tai vis tiek yra daugiau dalinimasis energija, ne? Kitas dalykas, joga yra toksai platus, tokia plati sritis, kurią gali studijuoti, mokytis, praktikuoti ir kelti savo žinias vis labiau ir labiau ir labiau. Tai aišku, mano dabar yra tikslas, kadangi aš turiu, kaip sakant, tą pradinį mokytojo sertifikatą, aš noriu jį kelti, ta prasme, dar didinti valandų skaičių, kelti kvalifikaciją, dar mokytis kitų jogos, sakykime, praktikų rūšių. Ir tą ir tikrai darysiu, nes tam ir yra iš tikrųjų tie sertifikatai duodami, kad paskui vis labiau ir labiau tu tobulėtum ir kiltum aukštyn. Tai čia yra, ta prasme, neišsemiamas sritis. Jau nekalbant, čia yra tik apie, sakykime, jogos kaip asanų, kaip fizinės praktikos rūšis. Jau nekalbant, jeigu pradėsi gilintis į visą tą kitą dvasinę pusę, kur yra ir meditacijos, ir, sakykime, ir pranajamos, ir visi kiti dalykai, kvėpavimai. Tai yra neišsemiamas dalykas. Ten gali paskesti. Tai apie tai. Jeigu kalbant apie tai, apie pačią studiją kaip verslą ir neverslą, kadangi, kaip ir sakiau, tai nebuvo sukurtas kaip verslo modelis, bet kuriuo atveju pajamos kažkokios yra, išlaidos kažkokios buvo, vadinasi kažkokios, sakykime, investicijos, tai vadinasi vis tiek kažkokia grąža vis tiek ateidinėja. Tai šita studija sukurta vos ne kaip toks pradinis, bandomoji erdvė, kur tikrai man čia gera, tikrai faina, bet jinai nėra didelė ir jinai negali priimti daug žmonių. Iš to aš nepadarysiu tikrai verslo niekada. Čia reikėtų aktų salę turbūt rinkti, žinai. Ir galbūt kada nors taip ir bus, bet žinai, iš tikrųjų aš visada susiduriu su to dalyku, kad jeigu tu plėtiesi verslo prasme ir jeigu tu bandai plėsti savo taškų skaičių arba savo ten didinti ten tą patį vieną tašką ir ten kažkaip didinti ten, sakykime, priemamų ten klientų, žmonių srautą ir taip toliau, tu po truputį vis labiau nueidinėjai nuo kokybės. Ir pats tu jau nebegali spręsti tam tikrų dalykų ir daryti ten, sakykime, tam tikrų dalykų, kuriuos tu galėtum, būdamas mažoje erdvėje, mažame taške, mažame versle. Ir aš visą laiką susiduriu su to klausimu. Ar gerai yra plėstis ir samdyti tada kitus žmonės, kurie perims tavo darbus, tavo veiklą ir visą kitą, tuo pačiu tu jau nebegalėsi taip gerai sukontroliuoti tos kokybės ir pati atlikti tam tikrų dalykų, kurie, sakykime, tau patinka. Kaip aš kažkada Azijos spa dirbau administratorė, dabar aš neturiu tiesiog galimybės dirbti administratorė, nes tikrai yra per platu, per daug ir viso kito. Ir ta kokybė iš tikrųjų galbūt irgi šiek tiek nukenčia. Tai žinai, ar aš su joga darysiu tą, kad aš plėsiuosi ir bandysiu čia sukurti kažkokį verslo tinklinį modelį, tai manau, kad tikrai ne. Negali žinoti, aišku, galbūt kažkas kitas pasims tą idėją ir taip toliau padarys iš viso to, bet, norint galima, ypatingai pasižiūrėjusi verslų į Amerikai tokių, pavyzdžiui, studijos ten pavyzdžius, kur yra begalė tų taškų ir didžiulis tinklas ten, žinai, ir tai pačioj Kalifornijai ir ten, ta prasme, per visą Ameriką, tikrai iš to padaro labai didelį, stiprų verslą.
Ta prasme, tikrai norint galima sustatyti ir visą šitą dalyką traktuoti kaip verslą ir kaip komerciją. Aš nežinau, ar taip atsitiks šiuo atveju, manau, kad šiuo metu galvoju, kad ne. Tai iš tikrųjų, Monika, aš labai tau noriu padėkoti. Neužilgo vyks praktikos, tai turime... Kviečiam prisijungti. Kviečiam prisijungti. Power yoga. Bet sąrašas susipildės ir manęs nepriims niekas. Gal dar kokią vieną vietą. Tai iš tikrųjų, Monika, ačiū tau labai. Labai smagu iš tikrųjų matyti, kad tu atradai tą mokytojavimą ir tikrai matosi, kaip tu visiškai degi šiuo reikalu. Ir pavyzdžiui, ir dabar susitikom filmuoti, tu irgi lėkėjai daug darbų ir taip toliau, bet matosi, kad tu nori dalintis, nori apie tai pasakoti, skleisti tą žinutę. Tai ačiū iš tikrųjų tau labai ir palinkėsiu, kad taptum kuo didesnė, kaip čia pavadinti, didesnė, turinti daugiau sertifikatų mokytojų. Gal ir sertifikatai iš tikrųjų apibrėžia tavo visą tą dalyką, bet taip. Labai smagu, kad išbuvote visą pokalbį su Monika. Tikiuosi, gavote vertingų žinių arba bent jau įkvėpimo įgyvendinti savo idėjas. Kaip ir žadėjau, antra dalis yra teorinė ir su Luku kalbame apie nematomas kalorijas. Tai pasilikite su mumis, tikiuosi gausite vertingų įžvalgų. Kai kalbėjom apie kalorijas, šiek tiek užsiminėjom apie tas vadinamas nematomas kalorijas. Gal galėtum šiek tiek plačiau pakalbėti apie jas ir kur dažniausiai galbūt mes jų nepastebim? Nes, tarkim, suši daugelis galvoja žmonių, kad jie yra sveiki, bet visokie tos ryžius deda daug labai cukrus, kad jie suliptų. Tai va čia toksai, va irgi atrodo, va aš sveikai valgau, bet tada toksai, pasižiūriu, nemažai tų kalorijų gaunasi vien tik iš tų cukruotų ryžių. Kebabą aš, pavyzdžiui, pats visą laiką namie juos darausi. Nusipirku tą tortilę, pasidarau savo iš gero jautienos faršo lieso tą mėsą pasikepti, nusidedu savo mėgstamų prieskonių, daržovių, visko, pasipjaustau, ten tą lavašą įsidedu, pasikepinu, viskas tobulai gaunasi ir ten žinau, ko pats esu įdėjęs, tą patį padažą gali sveikesnį nusipirkti. Tai čia net neskaitau kaip to čyto vadinamo ir aš savo leidžiu vos ne kas antrą dieną tokį suvalgyti. Tai čia nesakau, labai priklauso, kad tai tiksliai žinai, ką gauna, tai iš tikrųjų tai gali būti, ne čytas. Ir tas sveikas gyvenimo būdas, aš manau, ir įeina į tą balansą, kad tu gali viską pats sveikai pasidaryti. Ir aš tą patį ir lavašę tenais pasidarau su jautina, tą pačią pizzą galima skaniai pasidaryti. Ir jeigu tu žinai, iš kokių miltų tenais naudoji nepaprastus, pavyzdžiui, ryžių miltus, nuo kurių jums pilvo nepūs, arba jeigu netoleruojat glitimo. Tai čia nusakau labiau, netgi man yra faina, kad pats gali pasidaryti tos sveikuoliškus ir burgerius iš geros mėsos ir tą bulkutę, tikrai tenais labai stipriai nepakenks. Tai va, tai čia sakau labiau toksai, sprendimų priėmimą, žinai. Tai va, bet ir pakalbėkime apie tas kalorijos, kurios dažnai, kaip yra terminas, man atrodo, ar aš čia, nežinau, nematomos kalorijos, ar tikrai turbūt nepats sugalvojau, bet pats principas, kad daug dalykų tiesiog, tokie atrodo nekalti. Tarkime, nežinau, ten koks nors kaip ir mėsos kepsnys ir tada koks nors padažas, kur ir žmogus galvoja, o čia valgo mėsą, bet tas padažas realiai padaro labai didelę žalą, nes ten daug riebalų, sočių riebalų ir panašių dalykų. Sultys, kur atrodo, taigi vaisių sultys, bet labai didelis kiekis cukraus. Kur dar tokių būna tokių nematomų kalorijų, kurios tą visą mitybos planą, kaip paminėjai, gali būti labai gražiai sudėliota ir žmogus net nepagalvoja, kad ten tokį dalyką įterpdamas, ten kažkokie užkandukai, dar kažkokie dalykai, jie labai sugadina visą. Jo, tai aš manau, kad užkandžiavimas yra vienas dalykas, kas labai stipriai koją pakiša svorio metimui, nes siūlyčiau, kad būtų bent 2-4 valandų tarpas tarp valgymų, kad galėtų kūnas suvirškinti ir apdoroti tą maistą. Mes patys geriau jausimės, energijos kiekį kūnas daugiau išskirs. Ir tuomet dėl tų užslėptų maistų, dėl kurių nepavyksta irgi numesti svorio, tai gali būti, pavyzdžiui, tie, kur yra 0 kalorijų padažai. Tai tenais dažniausiai rašo ant etiketės didžiosiams, kad 0 kalorijų, bet tada jeigu tu pasiskaitai, ten parašyta būna dažniausiai vienam arbatiniam šaukštelį yra 0. Tai jeigu tu daugiau prisivarai, nes tu galvoji, kad čia viskas yra 0, tai vis tiek tos kalorijos kažkiek susideda. Tai va čia nebent toksai gali dalykas būti, bet faktas, kad visi tie limonadai, sultys reikia stebėti ne tą kalorijų lentelę pagrindinę, bet pačią sudėtį, kas įeina. Ir jeigu ten įeina tokių žodžių, kurius net patys negalite ištart, tai faktas, kad tai labai apsunkinasi virškinimą, nes visi tie salikliai labiausiai veikia virškinimą ir mūsų skrandį. Tai, kas mūsų veikia skrandį ir virškinimą, įtakos streso kūnui, kas irgi kaups riebalą, gali stabdyti tą riebalų deginimą. Tai iš to reikėtų labai atsargiai, bet aš manau, kad šiais laikais žmonės labai, dėl to jau yra labai gal apsišvietę ir labai daug tokių produktų, kur yra tų 0 kalorijų, išėję gėrimų. Tai, bet aš manau, labai gerai paminėjai, kad visi tie užkandžiai,
kad žmonės labai yra įprotį susiformavę vakariais kažką užkandžiauti ir greužti. Va čia yra didžiausias, kas pagišo koją. Gal visą dieną tikrai pavalgo, bet vis nori kažką kramtyti. Tai tada reikėtų tą įprotį kažkuo turbūt pakeisti, kitų maistų, tas pačiam kažkam gal iš daržovių pusės, gali, tas pačias morkas ar ką nors, arba tą įprotį kaip nors pakeisti, nes, tai vis tiek, jeigu norisi nusimest tą pilvuką ir sveikata būtų geresnė, bet pakiša koją tas užkandis, tai čia yra grinai įpročio reikalas. Tai... Ir kaip paminėjai, kad etikečių skaitimas ir pavyzdžiui, tenai yra ir produktai, jeigu aš neklystu, sudėlioti, kiek didėjimo. Taip, pirmoje vietoje būna, pirmoje vietoje sudėtyje etiketė visą raško yra daugiausiai dėt. Tai visą laiką, jeigu imu perku kažką, tai aš pasižiūriu tą pačią sudėtį, jeigu tenais, pavyzdžiui, tie patys kažkokie prieskoniai, tarkim, matai ant tos lentelės kalorijų, kad ten yra kažkokio cukrus, bet tas cukrus gali būti iš kažkokių tiesiog iš daržovių ar iš ten vaisių kažkokio mišinio, kuris yra įdėtas. Tai čia dėl to, manau, tikrai nereikia labai stipriai apsikraut, bet jeigu yra sudėtyje grinai jau pridėtinio to cukrus visko, tai reikėtų primengti. Nes didžiausia kombinacija, tarkim, yra labiausiai, kas į rieblą gali staigiausiai nueit ir pakišti koją, tai, pavyzdžiui, kas spurga. Aš manau, iš visų tokių maisto pats blogiausias tikriausiai yra spurga, nes jis yra grinai rieblas ir grinas cukrus. Tai cukras su riebulu, čia didžiausias pėlisas gali būti. Jau geriau, tarkim, netgi kokią pizzą valgyti, tiesiog angliavandeniai, miltai, su daug sūrio ir rieblo. Tai netaip, manau, blogai yra, kaip spurga. Ten iš karto gali sakyti, kad tą dieną priauga tikrai ten keliasdešimt gramų. Nes ten baltymo tokio kaip šis neegzistuoja. Nieko nėra, taip. Labai ačiū Jums, kad skyrėte savo laiką ir jį praleidote kartu su mumis. Man tai yra didžiulis įvertinimas ir jeigu dar neprenumeruojate kanalo, tai tikrai labai rekomenduoju paspausti prenumeruoti mygtuką apačioje. Man tai bus didžiulis įvertinimas ir paskatinimas toliau kurti ir nesustoti. O taip pat esu be galo dėkingas Sporto rėmimo fondui už galimybę su Jumis dalinti šiomis įkvepiančiomis istorijomis ir tikiuosi paskatinsiu įgyvendinti ne tik savo idėjas, bet galbūt ir aktyviau leisti savo laisvalaikį. Tai ačiū Jums ir iki kitos savaitės. Iki.